Vienam savo video esi sakęs, aš irgi noriu būti rich. Taip. Iš kur tas noras atėjo? Kaip manai, formavo socialiniai tinklai, viskas, ką matai ir panašiai tą įtaką darė? Manau, tiesiog elementarus tas nepriteklius vaikystėje, tu neturi pinigų. Ir atrodo, kad turi pinigų, tu gali išspręsti savo tas materialias problemas. Nori nusipirkti tą, negali, nori ten įsikrausti gyventi kažkokiam būti, negali, nori nusipirkti, negali. Ir toks, noriu aš gyvenime galėti turėti pasirinkimus, turėti laisvę keliauti, turėti laisvę nusipirkti kažką, patirti kažkokią patirtį, kurios nepatirtum, jeigu neturėtum to pradinio 100 eurų nusipirktą patirtį. Atrodo, kiek daug tu gyvenime gali praleisti, jeigu tu neturėsi galimybę patirti tai, ką gali to pinigai duoti, nes atrakina labai daug durų jie. Kažkaip pagalvojau, reikia tų pinigų visame gyvenime ir jeigu aš noriu įkvėpti žmonės, irgi galima sakyti, o tai nereikia pinigų, Marta, kad taip daug įkvėpti žmonių. Taip tiesa, bet jeigu aš turiu daug pinigų, esu girdėjęs, kuo daugiau pinigų turi, tuo didesnis tavo mikrofonas gali būti. Ir tu bet kas tu mikrofonu gali sakyti. Tu gali sakyti, pirkit šitą, pirkit tą schemą, o ko aš daugiau pinigų turiu. Jeigu aš nusipirku visus billboardus Lietuvoje, visus adsus, visus podcastus, viską nusipirku ir aš savo tą žinią skleidžiu, tai čia nepadės daugiau kaip žmonių, aišku padės.